Sveiki visi, su jumis sveikinasi aš Edgar Žaidžia. Šiandien parodysiu tutorialą, kaip pasidaryti savo nuotrauką HD ant desktop. Tai kai matote, ši nuotrauka ne HD. O tame problema, kad jūs paimate tiesiog nuotrauką, kai kurie gal moka, tiesiog paimate, ją nusikelia ant desktop. Ir jie tampa ne HD, arba jį pati ne HD. O tada linkas bus descriptione ir aš jau būsiu padėjęs apačioj, tai jūs nueisite ir įjungsite jį. O jei taip negalite, tai tiesiog nueinate į Google, žiniatinklis, parašome wallpaper, tiesiog wallpaper. Google'e ir tada ieškom wallpaper. Wallpaper jont jo. Ten bus tas jūsų šitas tinklapis. Tai ką mes darome, tiesiog nueiname. Nebūtinai tokių nuotraukų norite, bet galite nueiti sieršą ir parašyti. Pavyzdžiui, man patinka Call of Duty. Matote, aš biškį netai parašiau, bet suranda laisvai sieršą. Karaus greitų. Ir jums išmeta tiesiog pilną nuotraukų. Tiesiog jas dapala. Ką man tai padaryti? Šiandien aš patrauksiu vaizdelį, sorry. Nes čia problema biškį. Filmuosiu tai. Ir bus neriškus vaizdas kol kas. Tiesiog nueinate, čia įsirenkite nuotrauką. Aš nors įsirinksiu, kokį čia man rinktis. Belė kokią, pavyzdžiui, šitą įsirinksiu. Įsijungiame tiesiog tą. Matote, čia yra rezoliucija, RPG ar JPG. Ir tada aš paspaudžiate download wallpaper. Tai jums parsiunčia, tada jūs galite jį įsijungti ir tiesiog set on background. Ir dabar žiūrėkit, koks skirtumas, ar HD ar ne. Matote, koks HD. Sudetiliuoto dalytės nėra tų neriškumų. Visokie pikseliai labai gerai sudetiliuoti, nes failą parsiunčia gerai, labai nuostabiai parsiunčia ir jūs turite HD nuotrauką. Tai ačiū, kad žiūrėjote, su jumis buvo aš Edgar Žaidžia. Ir laukite mano kitų tutorialų, tikiuosi jums padės, paspauskite like ir jei negailite, paspauskite subscribe mygtuką. Iki.